Na ką, turim trečią epizodą. Paskutiniam kadre matėt, jog atvažiavau į savo nakvynės vietą, savo poilsiadienio vietą, miestelį, kaimelį Olietė. Tame name buvo 2 aukštai, tai aš ir dar vienas bičiukas apsistojom antram aukšte, mumis ten paguldė. Tai tas bičiukas tai ten toks bajerinis buvo, čia tas pats, kuris mane įleido į vestibiulį. Taip juokingai kalbėjo, jis ten visą laiką užsihaipinęs. Grinai ten rodo vietas visokias, kuriuose jis buvo ten. Sako, ten, nuvaryk ten. Sako, here, išsitrauk telefoną. Watch this. See? Watch this. Sako, this is the best place ever. Toks pasikūręs, belia kaip toks, atrodo, jis nenusėdėtų 10 minučių vienoje vietoje. Tai. Lake, you know, it's so small, but there is a nice walk for the countryside. But it's in the hills a bit. No, it's not in the hill. This is following the river. Okay. You follow the river? Yeah, just follow the river and you will arrive a place that is a small, una presa, a dam. You know, a small dam, okay? And how many? Maybe 2 kilometers, no more like that. Okay. Enjoy, man. Bye. See you. Kalbant apie miestelį, tai antrąją dieną išėjau daugiau pasivaikščiot po jį. Šiaip aš net nežinau, kad tas miestas yra ant kalno. Jis ten ant belia kokio statumo kalno yra iš tikrųjų. Aš galvoju, kad jis tik tarp kalnų. Tai prasėjau, eina savo, tos gatvelės tokios tuščios. Ten iš viso turisto nei vieną nemačiau. Sakė Wikipedia, kad ten 200 gyventojai tik tais gyvena jame. Jis pasirodo, ten turi žiauriai senų alyvuogių medžių. Ten, kur žmonės net iš Kinijos varo pasižiūrėti. Jis turi ten smegduobę belia kokio dydžio. Vieną didžiausią, nežinau. Daugiau šiaip belia kaip gražu visur aplinkui. Tai jo, pažiūrėkit, kaip atrodo tas miestas iš vidaus. Bevaikščiodamas taip išgirdau, kad kažkur čia už kampo kažkas šneka. Nors ten šiaip
Šiuza buvo tylu, belia kaip tylu. Pažiūriu, ten katinai kažkokie išmirinėja ir moteriškėlė ten kažką iš tolo su jais ten šneka. Nu, okei, aš einu ten pro ją, taip pasisveikinu. Jinai pasisveikina ir pradėtum kažką man pasakot. Nu, aš sustojau, mes ten kokį 15 minučių prašnekėjom per vertėją, jinai ten papasakojo, kaip jin ten su sūnum kėliausi irgi ten kažką ten traukiniais, mėgos irgi belia kur. Žodžiu, kažką nežinau, ten kažką sunku buvo suprasti per vertėją, bet žodžiu, jinai sako, atvaryk pas mane, pavalgysim. Estoy haciendo la comida. Si quieres te hago una tortilla con algo. Tengo cocido de garbanzos. Si quieres comer, pues estás invitado. Okay. Gracias. Now or Empiezas a pasear y luego vienes. Okay. So I now walk and after that I come to your place. Ką tik su kažkokia random močiulytė šitam kaime susitikom, ten kažką man pradėjo šnekėti apie katinus. Tai sakė, varyk pas mane, gausi omletą, kažkokių tortilijų. Tai sakiau, gerai, ateisiu, aš sakau, pasivaikštų ir ateinu. Tai dar prasuksim račiuką ir suksiu pas močiulytę. Aš atėjau pas ją. Ir pirmas dalykas, kai aš atėjau pas ją, pirmas dalykas, kad oho, belia kaip kvepia, nes belia kaip kvepia tikrai. Aš per visą savo kelionę nebuvau valgęs tokio normalaus maisto. Apsidairau, o ten grinai toks kaip pasakų namelis kažkoks visiškai. Toks, bet taip jaukiai, krėslas stovi, ten židinys, katinai aplinkui. Ten grinai to tokio namo konstrukcija iš vidaus tokio, wow, tikrai netipinė. Nu, okei, atnešė tą valgyt belia kaip skaniai. Ten vietinį kažkokį ispanišką marmaliašą, žiauriai skanų, su dešrom, kiaušinienės, prisikirtau belia kaip visai dienai. Tai jinai man papasakojo, kad jinai čia gyvent šitam name, jinai jį nusipirko prieš 25-30 metų ir nuo tada jį restauruoja. Ten, kaip seniau, ten jų protėviai tos namus laikydavo, tai pasakojo, kad anksčiau gyveno tam kaime 3000 gyventojų, po to ten visi išsikraustė. Žodžiu, daug apleistų namų buvo. Ir sakė, kad šitas namas, kurį čia dabar turi, gyvena jame, tai yra vienas pirmųjų šitam kaime apskritai. Tai šito namo ten kažkokie daiktai buvo išvežti į Teruel muziejų. Teruel tai čia jau didesnis miestas. Tai jau buvo neįtikėtina šį patirtis. Tokia labai unikali pas tą moteriškę. Po to buvau išėjęs pasivaikščiot palei upę, visiška tyla, visiška ramybė, aplinkui uolos. Žodžiu, magiška vieta. Užskaitau. Na tai tiek žinių apie poilsiadienį, o dabar keliamės į kelią. Nu ką, baigęs mano poilsiadienį, susipakavau jau daiktus, jau pasidėjau prie durų. Ir dabar tik lėkiu iki to kaimelio vienintelės parduotuvės nusipirkti biškį maisto šiai dienai, nes šiandien yra šeštadienis. Tai pasižiūrėjau, visos parduotuvės užsidarinėja, tos mažosis iki 1 valandos. Tai aš nebeturėsiu ką valgyti tada vakarai. Tai jo, pasiimu kažką užkasti, sėdu ant dviračio ir varau toliau. Sekantis didesnis miestas Utrijas. Hola, buenos días. Bag. Okay.
Bolsa. Una bolsa. Vale. Nusipirkau tortilijų, Filadelfiją su štepuką, sūrį, dar turiu kumpiuką, tai vakarė su jais tokie suktinukai. Ai, pamiršau daržovę pasimti kažkokią, ai, nors dar turiu cukinijas biškį, plonai pasipjausiu, bus gerai. Que me faltaban. Don't be open the whole day. But if you go to a big city, it's open until 9:30. Yeah, but I won't reach big city today, so... But be careful, okay? Yeah, thank you. Enjoy. Thank you. It was nice to meet you. Sutikau savo ekspresyvųjį kolegą, kambariuką. Atsimojavom. Ir skirstame savo keliais. Atgal į kelią. Nu neslėpsiu. Būna tas toks biški liūdėtėlis, paliekant tuos moteliukus. Vis tiek toks tada būni biški supurtytas, vėl keičiasi labai tas toks dienotvarkė. Čia jau biški pradedi jau sėsliau gyventi. Įsipatogini, to vėl, žinai, kraustynės, vėl jau žiūriu, kur čia važiuoti reiks. Tai biški palepinių kūną, tai greit priprant prie gėrio, tai yra prie patogumų. Bet nieko. Pavažiuoji biški pamini, vėl grįžti į ritmą. Šiuo metu turim 11 valandų 52 minutės ir 17,6 temperatūros ant saulės ir ant asfalto.
Ah! Eik tu savo. Per nepilnai 10 kilų mane pasitiko 300 metrų sukilimą. Tu juokauji. Dedu, bet ant galo jau toksai pirmą kartą pajutau tokį pojūtį. Šitą kelionį, tokį, net ne tai, kad pavargau, užknisa, bet toks, žinai, kad noriu paimti aš tą kalną, toks pyktis suėmė. Kažką užvažiavau, jau matysim, koks toliau bus kelias. Iš principo nežiūriu aš to žemėlapį, neskaičiuoju, kiek ten tų elevationų. Privažiuosiu ir pamatysiu pats. Maisto vandens turiu. Nėra čia ką planuot. Man šiaip reikia kairę sukt, bet kad paįvairint dieną prasukim pro miestuką, pažiūrėkim ką gero. Na. Kad čia nevaryt kaip atbukusiam visą dieną greitkeliu. Prasukim pažiūrėt. Ką čia rašo? If it hurts, it's not love. Damn. Gal gerai sako? Atvariau kažkokį miestelį ir prisistatė šutvelę. What soccer team, best team? What? Real Madrid. Real Madrid best? Madrid. Manchester. Opa, Manchester. Jie kažką laksto. Galvojau, tiesiog užsuksiu biškį pasėdėt ant soliuką ir prisistatė hebra, ką daryti. شوف شغله You shopping for YouTube? Yes, for YouTube. Yes. 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 In the YouTube. Yes, YouTube. حبيبي. Opa! Good job, guys. Good job. Ya lo tengo. No. I show you name. Some tricks. No. Caballito. Yo. Opa. I am you. No ha traído un
In the bicicleta no. Trickster. Bicycle, no, in the bike, no. And Cristiano Ronaldo. Opa, Messi. Messi, não? No, Messi no, Cristiano. Bellingham. Opa, Bellingham. First, U3, Next Teruel. next day, Teruel. Okay, guys. Bye, bye, bye. Bombastika buvo, ką užsuko šitą miestelį. Eikit savo vaikai, kad padarė ten judesiaus. Žiaur. Viens prisistatė tada, kits prisistatė tada. Ten visi pradėjo šūkauti, ten pradėjo visi aplinkiniai rinktis. Crazy. Wow. Dėl to yra įdomu. Tiesiog kažkur biškį nusukt. Ne ten, kur pagal planą. Kažkur. Visiška tyluma. Visiška tyluma. Girdžiu tik tais kaip padangos skleidžia garsą, važiuodamas per asfaltą. Per šitą naujai ištiestą asfaltą. Pasaka. Pasaka. Kalnų beveik nėra kol kas. Vėja irgi. Eina savo. Ką, mėly, pasiekėm pirmą kartą 1000 metrų aukštį šitoj kelionėj. Visai pasiekimas. Geras.
Žiūrėk, čia žmonių susirinkę. Tiek mašinų nesutikau per visą kelią. Aš galvoju, gal čia kažkas atsitiko, aptverta. Kažkiam juostom. Bet žiūriu, su mergarkėm ar važiuoju ne greitoji, ne policija, bet kažkoks bambalis. Eik, savo žiūri, skersas parėję. Nu tikriausiai, kad gal ne greitoji tada. Nu tada ramu. Chebrytė, žodžiu. Rekordai, šiandien rekordai. Jau sukilau 714 metrų per 31 kilometrą. Dar nebuvo šiai kelioniai taip. Ir šiuo metu esam beveik 1200 metrų aukšti. Nieko panašaus irgi dar nesam pasiekę. O čia tik prasidėjo antrą kelionę savaitę. Tiek jau nuotykių visokių pakilimų ir nuosmukių. Crazy, crazy. Pagaliau atvariau šitą Utrijos miestą. Vau, kaip pavargau. Šakės. $800 metrų sukilta. Kem kilų. Jaučiu, kad trūksta vandens organizme ir trūksta cukraus. Energijos nėra. Visa laimė, kad čia dar dirba parduotuvės. Varau nusipirkti kažką. Kantį dieną nuvariau į parduotuvę, nusipirkau dalykėlių. Iššovau braškių, ispaniškų. Tokios neidealios, bet ir tikrai nešlykščios. Mano dabartiniai situacijai tai žiauriai sueina. Jau 5 valandas, dar nei kart nesu taip ilgai važiavęs čia kelionį. Visą laiką jau tokį metą jau ieško arba jau būnu beveik įlindęs, kur mėgausiu, o dabar aš ką tik išvažiavau iš miestuko, kuris yra tarp kalnų. O čia visur šlaitai, tai nežinau, kaip aš čia kur čia įlysiu. Iš principo nežiūriu aš to žemėlapį, neskaičiuoju kiek ten tų elevationų. Privažiuosiu ir pamatysiu pats. Tenka važiuoti toliau, o jeigu toliau, vadinasi toliau į kalną. Dienelė nesibaig dar.
šitų metų, kai aš nusileidau iš tos magistralės čia žemyn, tikėdamasis rasti žalią plotelį, aš privažiavau kažkokią aikštelę. To aikštelėje aš prastovėjau, nežinau, kokias 5 minutės vienoje vietoje ir galvoju, ką daryti man. Visiškai čia atrodė pilna civilizacijos, atrodė nebus jokio laisvo kampelio. Aš jau buvau belekai pavargęs. Vos ten tramdžiaus. Ir jau aš jaučiau, kad jau su kiekvieną minutę vis šalčiau ir šalčiau darysis ir paskui naktį bus neįmanoma tiesiog sušilti. Čia matau kažkokį ženklą, kuris kažkaip man iš pirmo žvilgsnio signalizuoja tai, kad čia kažkokia privati teritorija. Čia tikrai aš negalėsiu važiuoti, o jeigu ir galėsiu, tai ten, nežinau, aš ten šunų sutiksiu, mane užpuls ten jie. Galvoju, nebeturiu iš ko rinktis, turiu bandyti važiuoti, tai važiuoju aš pro tą ženklą. Ir privažiuoju darbininką kažkokį. Hola. ¿Me mandas GPS por aquí? Inglés? Speak English. Yes. This way is out. Aquí. It is Close. it's private territory. It's private territory. or... Slow. Ah. Slow, despacio. Yo poco español. No, español. Muy poco. No, tú no nada español. Oh. I'm looking to This way is end. Fin. But maybe some small path to the nature. Some small path. Vale. I'm looking to put a tent, Okay, to sleep. okay. Ajá. Pero arriba, fin. End. Okay. But it's allowed. It's not private. I can go. Yes. Sí, puedes ir, no hay problema. Es porque vas luego otra vez hacia abajo. Okay. I'll try to search for place. Perdón, mi inglés es Gracias. Hasta luego. All good. Good luck. Tai tiems, kas nesupranta angliškai, tai žodžiu, pasikalbėjau aš su tuo vietiniu dėdeliu. Sako, oi vaikinė, ten kelias jau baigęs, vėl grįžti magistralę. Sako, be šansų ten. Aš sakau, bet ar aš šiaip galiu čia praeit, aš tiesiog ieškau kažkokią plyšę, kažkur palapinę pasistatyti. Sakau, aš čia galiu varyti, apskritai čia nedraudžiama. Sako, ne, viskas gerai, varyk. Vis tiek man kažkoks neramumas buvo. Vis tiek norėjau pasitikslinti, ar jis tikrai suprato, kad okei, jeigu aš čia statysiu palapinę. I found small path between these bushes. No problem if I sleep in tent there? Sí, puedes intentarlo, pero es que está, mira. Yes, say. A ver, pregunta, question. Is no problem if I sleep in this bush? I found small path, small gap between the bushes there. I put up a tent. Un pequeño hueco entre los arbustos. Sí. No problem. Okay. No problem. No dogs free. Dogs running here. No, police se refiere, no. But I'm most scared about the dogs. If no dogs running away. Esos son los perros, no. No. Dogs. Dog. Vale, ahí se te dejan. No. Oh, super. No animals. Oh, yes. Mižalais dauža. Čia šitoje vieteliai. Bet ką padarysi? Aš jau dabar nieko jau man nebereik.
Daugiau kaip tik pakristi palapiniai kažkur ir viskas. 17 valandų 5 minutės, bet to dabar jau visą valandą vėliau neįprastai. Vau, kaip bomžas įsikūriau. Žiūrėk. Kur tai matyta? Visas tai susibraižęs. Per šakas visokias. Oi, viskas lendu, viskas jau man jau viskas, jau. Viskas. Aš tik dabar pažiūrėjau ir pamačiau, kad šiandien bus 1 laipsnis šilumos, tik mažiausiai kiek kada man yra tekę miegot šitoj kelioniai. Man jau prie +3 buvo šakės. Iškart įlindau į tą oranžinę apsiaustą. Nežinau, jau dabar šalt man. O dar net 8 valandų nėra. Nu jo, ne kažką dienelę buvo Simonui tą dieną. O kaip Simonui sekėsi išmiegot, pamatysime kitam epizode. Tai dėkui labai, kad žiūrėjot, kiekvienam iš jūsų, už kiekvieną laiką, už kiekvieną komentarą, esu labai dėkingas. Labai būčiau dėkingas, jeigu pasidalintumėt, ar tai ant Facebooko sienos, ar tai tiesiog nusiųstumėt nuorodą kažkam, kad opa, žiūrėkit, Simons kažką išdarinėj ten kažkur. Tai jo. Susitiksim kitam epizode. Like and subscribe.